Sveiki, mėlėji. Pafilmuokim ir pasišnekėkim. Pažiūrėkim šitą gražų vaizdą. Išgirskit jūros ošimą. Nurimkit. Dvasiškai, psichologiškai. Tiesiog pailsėkit. Klausydami šitą, ką aš dabar jums papasakosiu. Žinot, stresų labai daug dabar. Labai daug stresų. Žmonės labai daug stresuoja. Visur. Namuose, darbe, gatvėj, parduotuvėj. Kur tik nori, stresai tiesiog kiekvienam žingsnį. To neišvengsit. Tai yra tas gyvenimas, kuris jūs lydės, kol jūs gyvi būsit. Jeigu nemokat valdyti to stresu, tai yra labai blogai. Jūs susirgsit. Jūs paprasčiausiai susirgsit. Kitas dar klausimas yra, jeigu jūs parsinešėt kažkokį labai didelį negatyvą. Tiesiog gal pavadinčiau net prakeiksmą. Žinot, tas užkalbėjimas arba prakeiksmas būna dažniausiai 90 gal 5% ar daugiau net būna tiesiog nesąmoningas. Žmonės gauna tą net nežinodami, kad gavo. Tai yra labai nesaugu, bent jau nesaugu. Žinot, paprastas mamos pasakymas vaikui, nelipk užsimuši, neplauk paskesi. Žinot, ką jis reiškia? Palinkėjimą. Tai neįspėjimas, tai palinkėjimas, mėlyji. Žodžių prasmė, ne žaidimai. Reikia sakyti, būk atsargus, neduok Dieve paskesi, neduok Dieve nukrisi, neduok Dieve ten kas nors atsitiks. Tiesiog paprašykit įspėdami iš karto pagalbos ir apsaugos mylimą žmogų. Jeigu jūs užkalba darbdavys, daleiskim, darbovietėj, kad tu biesdaris, kad tu nieko nesugebi, kad tu nieko nemoki, kad tu niekam netikęs, tave iš visų darbų išmes, tave ten tu niekur nepritapsi, arba tau tą sako, irgi neduok Dieve artimi žmonės, tai jau labai blogai. Jeigu jūs tai sakot savo vaikam, tai dar blogiau. Nes tėvų prakeikimas šitoks užkalbėjimas, tai yra baisiau nėra ir tai yra, tiesiog aš jau savo praktikoje žinau, kur, žinai, motina pasakė savo sūnui, ne tau savo namus turėti, ar tau tu niekad neturėsi savo, nepasistatysi namų, ar tu kažką panašaus. Jisai praras tuos namus, kad ir kokius jis turės, jeigu jis įsigys, jisai praras, ir aš to mačius gyvenime. Ir turbūt daug kas ką pastebėt ir jūs, bet dabar grįžtu prie tos temos. Jeigu jau jūs gavot, jeigu jau jūs parsinešėt kažkokį šitą prakeiksmą, jūs dabar mokėsit atskirti tą negatyvą, kaip tiesiog tau kažką, žmogus supykęs, žmogus nepatenkintas, gal ir teisingai jūsų darbu, ar truputį įsiblaškęs dirbot, ar ne, kažką tai nedadarėt, užmiršot, ir galbūt visai teisingai jūs čia, kaip sakant, ir išbara ir viską, bet kaip išbara? Kokie tie žodžiai, kokie tie palinkėjimai, tai yra labai labai svarbu. Tai dabar jūs, mėlėjai, žinot, ką padarot. Grįžę namo, jokių būdų pavargę nekrintat į lovą ar sofą, ten žliumti, verkti. Tiesiog jūs žinot ką, jokių būdų į lovą negulat. Jokių būdų tiesiai į dušą, mėlėjai, tiesiai į dušą. Į kokį indą įsipila druskos, pasiimat kažkokią ar kimpinėlę, geriausiai pirštinį, tas, žinot, kur tokia prausimosi, tokia kaip iš frote rankšluostinės medžiagos ar kažką panašaus.
susidrėkinat jas, į tą druską sausą ir apsilieję dušo vandeniu save visą prausat. Tiesiog tokį kaip ir labai sveika, tai yra odos toksai nušveitimas, nuvalymas ir tą padarot. Tiesiog druska. Jeigu turit, arba jau grįždami, jeigu jaučiat, kad kažkas tai tokio, kad neparneš namo, ne kažkur tai, kad ištekėtų iš jūsų ta negatyvi bioplazma, reikia paimti, jeigu turit vonę, tai kokius 2-3 kilogramus į vonę ir jūs tam sūriam vandenį sūdotis. Jeigu dušą, tai jau minėjau, kaip apsitrinat visą save. Net galvą, net plaukus truputį su drėgnais pirštais į odą taip persivalut. Paskui nusiliejat, nusiprausėt ir viskas gerai. Jūs labai daug, druska neutralizuoja, jinai nuima. Tai viena iš tokių labai stiprių priemonių. Dar kas yra, šičia jūra, čia tokia jūra, kad tu plūduriuoji ir neskesti. Čia Viduržemio jūra, ji labai sūri. Galima jūroje, bet čia ne visi tą gali ir, bet jeigu ilsėsitės, poilsiausit, tai jūs ką susirinkot per pusmetį ar ką, ne tuos trupinius negatyvo, tos bioplazmos, ir jūs įsivalysit. Taip ir darykit. Dabar ką dar galėčiau patarti? Po šios procedūros išėję, jeigu turit tos vadinamos žvakių tabletės net, ar kokią mažytį nedidelį, kad ir kvapni žvakį, užsidegat ir tiesiog apsižergę ją pastovit. Ugnies aura labai stipri, jinai išvalo. Valykite į save. Tiesiog, jeigu jūs nešit ir nešit į namo šitokį negatyvą, bus blogai. Jūs nepalisėsit, jūs atsikelsit ryte iš savo tos bioplazmą negatyvę užvaldytos lovos nepalisėję. Pradėsit sirgt, prasidės visokios lėtinės ligos. Čia negazdinimas, čia tiesiog realybė tokia, aš įspėju jūs. Tiek norėjau su jumis pasitarti ir pamokinti, nes gaunu tokių klausimų dažnai. Negatyvą galima ir tą prakeiksmą šalinti labai įvairiais būdais. Tiesiog ir man kartais tenka daryti tuos vadinamus egzorcizmų seansus, kaip išimi tiesiog žmogaus ir ten būna labai įdomus reiškiniai vyksta su tuo žmogum. Bet tiesiog galit, tiesiog patys, jums tas nieko nekainuos, tiesiog padirbėkit patys ir tą darykit. Ir tai jums padės. Rūpinkitės savim. Rūpinkitės savim, niekas kitas jumis nepasirūpins. Patarkit, pamokinkit, ką iš manęs išgirdot savo artimiesiems. Tai nesunku, tai tiesiog jūs atsigausit, geriau jausitės po to dušo tokio ir tiek po darbo grįžę. Tai va, nepatingėkit to daryti, kad ir kaip pavargę būtumėt. Geros jums sveikatos. Kuo mažiau priešų, kuo mažiau pavyduolių, kuo mažiau visko, kas jums gali pakenkti, mylėjai. Laimingai jums. Dėkui už laikus ir prenumeratas.